tokiose fotosesijose, kur reikia su apatiniais fotografuotis, be abejo fotografavausi ir ne tik katalogai apatinių drabužių, bet ir dalyvavau Playboy TV konkurse ir tenai be abejo reikėjo daryti tokias erotinės nuotraukas, kur su apatiniais drabužiais. Man patinka erotiškos gražios nuotraukos ir manau, kad kiekviena moteris mėgsta save matyti tokią, nes po kokie 50 metų tai tikrai niekam bus neįdomu nei fotografuoti, nei žiūrėti tokias nuotraukas. O kol gali, kol atrodo tavo kūnas pakankamai pakankamai gražus ir jaunas, tai kodėl ne. Asmeniškai, tai kaip tik pasididžiavimas, kad aš sugebėjau, po 6 vaikučių ir dar sugebu, kažkas tai domisi, kažkaip tai tinka man tokios nuotraukos, nežinau, man jokios gėdos nėra, nes aš nenuoga fotografuojuosi.